Lemba, kaip atsibodo vilktis man paskui jį. 40-30. Kiek kilometrų važiuoju, kiek laiko praradau. Visi prarandam to laiko, aišku. Bet biški galėtų jau važiuoti normaliau, blemba. Čia irgi pas Lenkus serpentinai geri. Bet mes einam. Einam. Apsilenkiau tą fūrą. Pritaikiau momentą. Čia tuose kaimeliuose Lenkijoje irgi atsargiai reikia būtent stovi kameros arba policai. Nu ir žiūrom, kur čia įsiskirs tie keliai. Didysis žiedas. Želena gūra. Dar Tems, man atrodo, čia kaimais. Lezno ir Glogau. Vos ne Glazgas. Ką, furistai, aišku, irgi norėtų greičiau važiuoti. Ir tai va, per miestelį 60 eina, tai čia... Nu, nežinau. Yra, kurie eina ir 80, ir 90. Bet jau ten rizika. Ar tas furistas, tegu taip tik važiuoja, kaip jis važiuoja, tai... Bet kaimelis ant kaimelio. Kaimelis ant kaimelio. O čia, miestas. Va, kiek dangoraižių, matot? Glagau. Mum abidvi navigacijos rodo čia važiuoti. Mes čia ir važiuosim. Koks įdomus stilius namų. Visi kai vienas sukirpti, tik spalvos skiriasi. Mus kaip ir per centrą lyg tai veda. Tai spauskiau ją užsukai, tėvelį. Už 600 metrų pasukite kairėn. Aš jam gimdžiau vaikus. Jis toks nuostabus. Nu davai už želionai, davai. Už 200 metrų įvažiuokite į žiedą ir sukite į 4 išvažiavimą. O čia kas? Čia susilieja į vieną tikriausiai. Nu bet ar ne kurvos? Prilėpia kurva grinai ant šiknų, neužleidžia, blėt, iš kitos juostos. Pizė, kurva, šudlinkiai, blėt. Čia ne mane, aišku, bet va taip va žiūrint, tai graudu darosi. Graudu. Jokios kurva tolerancijos ir kultūros. Važiuok, mergina. Nu, kiek kaina, kiek? Ponas 5, 6, 7. Nu, gera kaina. Matot, kaimukuose, giliuose. Kaimukuose. Kaina visai glostoma. Kaimas ant kaimo, kamera ant kameros. Mes visi tokie būsim. Seni ir vos judėsim. Svarbiausia, dabar va reikia judėti. Nu ką, ten po kairiai Vroclavas, čia Poznanė, gerai, mum
Mum tiesiai. Jau gal mesimės į greitkelį. O, ačiū Dievuliui. Ačiū kelio Dievui. Ta becha biški užmėgus važiuoja. Šiek tiek dešiniau. Pagaliau greitkeliai. O čia užtrukom, bet žinot, kada važiuoja jau, tada jau, pasimiršta tos blogos emocijos ten, bet kol važiuoji, tai biski nervina. Nu, lakiam. Nelabai atgaminu, kada mes važiavom šito S5 ant Poznanės, kai veda. Aišku, paskui jau nusuksim. O kur nusuksim, tai pamatysit. A2 arba E30. Nieko jums nesako. Man tai sako. Neskaičiavau, bet manau, kad apie 3-4 mėnesius mes tuo keliu nevažiavom. Kalbu apie nacionalkes, apie nacionalinius mokamus kelius. Ten tiesiai į Šviecko, Berlyną, o mum į Varšavą, į Laisvės autostradą. A2. Eik tu sau, vėl avarija. Uždarytas kelias už 7 kilometrų. Blemba sekasi vėl čia mum šiuo reisu. Vėl reikia nusukinėti kažkur. Eik tu sau. Čia tarnyba, geja tarnyba. Iš tikrųjų nežinau, važiuoju tiesiai. Galvojau suk, bet nesuksiu. Nes čia rodo kaip ir tokį kamštuką, bet jis nedidelis. Gal, sakau, viena juosta tikrai bus kažkokia atidaryta. Pažiūrėsim. Jei žinotum, kur važiuoti, pasirinktum teisingą kelią. Bet čia kiekvienam kely gali bent kas įvykti. O mes čia įvažiuosim, aišku, į remontus. Čia tikriausiai tie remontai, kur aš į čia važiuodamas girdėjau, kad po 11 kilometrų kamščiai buvo. Tai jeigu striksim, tai striksim. Nes toks laikas dar 6:30. O čia, žinot, iš tos atvaikės, tai judesys, o čia mes apie Poznanę važiuojam. Tai čia visko gali būti. Ir avarijų, ir. Ką jau čia, privažiavom liepto galą. Nu va, ženklas 800 metrų. Nežinau visiškai situacijos čia dabar šitam kely. Juk šitiek laiko nebūta, tai čia ojojoj. Ir įdomu. Ir žinau, kad per Vroclavą tikrai geriau būtų buvę važiuoti. Ten bent ir remontų nėra, ir judėjimas mažesnis. Bet šiuo kartu gavosi kaip gavosi. Viskas gerai, nieko. Nedepresuojam. Ir neisterikuojam. Susikaupkim. Čia, aišku, galbūt, gal greitesnė bus, bet čia, žinai, tiek mašinų čia niekas nelėks, kad jeigu nors 80 važiuoja čia ir bus labai gerai. Ta pirma juosta žiauriai. Kokios bipiko kainos? Blemba! Furistas sustojo.
7, nematau iš kampo. 7,19 ant A2 BP degaliniai. Tiek benzas, tiek dizelis. Witam. Dzięki, do widzenia. Apsimyšt galima. Nu ir kur, pavyzdžiui, vat, norint numikt, kur parkuotis? Čia tiem sakau, kurie, oi vargšeliai fūristai, kaip jūs į jų vietas ten lendate, parkuojatės, jiem nėragi kur. Taigi jie visas vietas yra užėmę. Jie, ar mato, tik tai va, neįgalių vietos likę. Turiu stoti ir eiti į tūliką, nu. Aš žinokit, tą fūristai nevarau ant jūsų. Nu, bet kitą kartą, žinokit, atleiskit. Stoji į kiekvieną parkingą ir ta pati situacija. Nėra. Aš suprantu jūsų irgi situaciją pilnai. Viską, bet... Su vienu kalbėjau, vilkiko vairuotoju, apie šiuos reikalus, visus parkavimus. Tai sako, tai tu ten su tuo savo tipo busiuku, tai gali bent kur prisiparkuoti. Tai kur blemba prisiparkuoti, jeigu nėra vietos niekur? Kur prisiparkuoti? Ar jūs, blet, durni, kad taip šnekat? O pabandai jūsų vietą susiparkuoti? Tai jūs, o, blet, važiuok į lengvų vietas. Tai va, dabar ką tik tai, blet, matėt visi. Visos, blet, vietos lengvų užmuštos. Žmonės važiuodami neturi kur atsistot nusimyšt, blet. Tai dabar tik čia va buvo laisvos neįgaliųjų vietos. Tai galėjau sustot trumpam, nubėgt, nusimyšt. Gerai, kad tuo tarpu mentai neužvažiuoja. Užvažiuotų mentai pizė, bauda. Nahu, visai tokių temų nereikia užvest. Blemba, čia kiekvieną kartą, kaip Mazovietskė atvažiuoja ir iš S8 jau į S1. Nuo Bielostoko kelio ant Lomžos, ar ne, jau važiuojam. Čia taip vanelina šūdų. Grinai, kiekvieną kartą. Irgi čia kaip ir ties tuo, ties Panevėžiu kažkur ten irgi kaip į Latviją važiavau. Čia irgi lyginai. Bet tai taip vanelina, kad net pykina. Gerai einam. Džiaugiuosi, kad nėra kliūčių kelyje. Žiūrėkit iš toli, kaip šviečia šiti parkingai. Čia nežinau, iki Suvalkų gal kokia apie 50 km likę. Bet aš čia stosiu. Aš čia nebuvęs. Nei karto dar nesu užsukęs. Dabar užsuksiu miegot. Čia. Tikiuosi, kad bus vietų. Labai gerai apšviestas. Labai. Gerai, važiuojam ieškot lengvųjų. Matot, kiek fūrų? O palauk. Anoj pusėje, tai kaip ten įvažiuot? Tai kaip ten įvažiuot? Nesupratau.
Ai, čia va bus. Jo. Kaip įdomiai padaryta. Nelabai supratau. Ką čia lenkai padarė? Ai, ten paliktas pravažiavimas. Aš galvoju, kad ten uždaryta. Ne tai, kad uždaryta, bet žinot, jie bortai stovi. Turėčiau tilpt gal. Bent iš pažiūros. Jei netilpsiu, tai netilpsiu. Pabandyti reikia. Turėtų užtekt pločio. Aha. Veidrodėlis. Užlenkti reikia veidrodėlį vieną. Dabar gal pralysim. Jo. Ir pažiūrėkit. Čia tuščia. Ne vienos mašinos. Matot, kaip yra. Va gerai tokie parkingai. Aš nieko prieš neturiu. Na va, labanakt. Rytoj susitiksim.